Trenerį ką akcentuojat prieš šios dienos rungtynes? Papildomai nuteikinėti vyrų nereikia, nes rungtynių svarbą žinom. Akcentuojam, įdėmiai žiūrėjom savo rungtynės, kurie žaidėm su serbais, žiūrėjom savo klaidas. Taip pat, aišku, žiūrėjom ir privalumus ir šiandien bandysim savo klaidas ištaisyti ir išnaudoti savo privalumus. Ar serbų žaidimas nuo tada, kai žaidėt antrame etape, labai pakito, gal kas pasikeitė? Jų žaidimas toks pats, jie labai protingai griauna varžovų takas, atlieka tikrai didelį darbą gynyboje, o pas mus gal šiek tiek atvirkščiai, pas mus vyrauja daugiau puolimas, bet savo gynybą irgi nesiskundėm kelias rungtynės, ypatingai pirmojų pusėje, tai tikimės, kad išspręsime šitas problemas ir šiandien galvojam tik apie pergalę. Treneriai neklystu, tai po praėjusių metų finalo čempionato jūs taip pasakėte, kad iš ryto atsikėlęs, pamatėt veidus savo auklėtinių ir jums neliko abejonių, kas laimės tą dieną. Ką šįryt pamatėte? Šiandien nieko kol kas dar nepamatėm. Jeigu atvirai, tai toks lengvas nuovargis jau jaučiasi ir turbūt psichologinis gal net labiau, bet visi šnekėjom ir šiandien turėjom paskutinę treniruotę. Dabar turėsim dar paskutinės rungtynės, kuriams turim nusiteikti ir kurias turim gerai sužaisti ir po to turėsim atostogų ir galėsim pilnai pailsėti. Tai bandysim pilnai susikoncentruoti tom rungtynėm ir įvykdyti savo planą. To paties klausimo kaip Jono norėjau paklausti, ar dabar pravartu tai, kad turit patirties šitų finalo rungtynių, pergalingos patirties? Na, taip ir mes turime vienokios patirties, serbai turi kitokios patirties, bet aišku, šita komanda tom ir išsiskiria, kad jinai yra jau 2 kartų Europos čempionė, jie moka žaisti svarbias rungtynes ir tikimės, kad tai bus ir šiandien. Ar skirsite kokį ypatingą dėmesį kuriam Serbijos žaidėjams? Na taip, aišku, jų pagrindinis dėmesys yra, jų žaidimo variklis yra žaidėjas, bandysim jį neutralizuoti ir šiaip prieš visą komandą, prieš atskirus žaidėjus esam paruošę tam tikras sistemas, kurias bandysim įgyvendinti.